Kaimynai. Nu, bet čia kažkas grandiozinį pastatė. Aš nežinau, šiaip manavo, tai kažkokį kaip kaimo turizmą irgi, bet kažkaip čia užsilenkė, matyti. Čia šitas namuk, nu, ten neaišku, vidų nėra ko lyst. Jo, aš net neturiu raktų. Tai jis paprastas, tai žinai. Tada čia yra ūkinis pastatas toksai. Miškas. Čia dar vienas ūkinis pastatas. Čia kaip du skaitosi, jisai ilgas toksai. Aha. Ir van verknė matosi. Taip, ateikite. Ok. Ir matosi tas dar kartą ežeras. Kaip tas ežeras vadinasi ten, kur tolumoj matosi? Navas. Navo ežeras, ne? Jo, Navas. Ir į Navo ežerą iš tos verknės ir galėčiau turbūt nuplaukti. Ten vėl tas jisai baigėsi Aukštadvarį, o ta upė vėl tęsiasi. O nesusijungė ta upė, ne, su Navo? Nėra jokių ten užkardų kažkokių? Yra užkardų, jo, ne ten baig, bet yra pratekėjimas, vėl ten eina iki pat Birštono, ten iki Nemuno įteka. Ten eina verknė, ne? Jo. Ten tarp namų verknė ir kažkur turėtų matytis ten sienis. Sienis, ne? Jo. Čia mes dabar dar savo sklype vaikštom, ne? Čia tulikas irgi savo, ne? Ne, čia va, Matėlis, kur stovi va riba. Ai, tai čia eina va tai viskas, ne? Ir tada eina ten verknė, upelis. Ir ta verknė įteka į kaip dar kartą? Į Sienio ežerą. Sienio ežeras ten toliau. O tas Sienis ten eina iki pat Vilkokšnė, jeigu žinot ten ežerą. Jo, žinau. Jo, tai va tas ten galima upelis irgi iki pat, skau, yra trasa. Dabar tu man už nugaros stok, kad aš į kadrą ne. Tai ten yra verknės upelis, ne? Jis ten patvenktas ar kaip? Nu gal biškis toks patvinęs po žiemos, žinai, labiau. Čia Navas tas ežeras, kur iki pat Aukštadvario eina. Navas ežeras. Va ten Navas, ne? Verknė štai įteka į Navą ir susijungia ten tavo sodybą, va pritraukiu. Sodybėlė tenais. Ir susijungia su... Verknė susijungia su... Aišku, sumašiau, ten Sienis. Ten Sienis, o čia Navas. O čia į Navą įteka. Čia į Navą įteka. O čia kažkur kimelį įteka, ne? Jo, čia sodybos. Šitas kelias eina asfaltas. Čia praktiškai iki pagrindinio kelio kokie 500 metrų, ne? Jo.